Jūs sakot, jie yra abu aukos pozicijose. Jie nėra abu aukos pozicijose, jie pasikeičia. Tam Karpmano trikampį yra auka, tironas ir gelbėtojas. Tai jūs kažkokią poziciją ten irgi užimat ir greičiausiai gelbėtojo. Suprantat? Vat, jeigu jūs sakot, kad jie yra kažkokiose pozicijose, tai reiškia, jūs irgi esat pozicijoje. Tai jūs gelbėtojo, o jie paraleliškai keičiasi auka ir tironu. Vienu momentu vienas, kitu momentu kitas, nes jūsų motina irgi būna tironas. Ne tik tai tėvas yra šitas. Jinai irgi yra pasikeičianti tokia. Va, ir gaunasi, kad jums reikia išeiti iš to trikampio. Jūs turite nebebūti gelbėtojai, jūs turite atsisakyti šitų pareigų. Ne, viskas, aš metus, buvau šitoj pozicijai. Viskas. Ir traukti šitą pokalbį ir viskas. Pakeisti temą. Jūs galite pakeisti temą pokalbyje. Arba pasakyti, kad, oi, mama, aš turiu bėgti, man čia kita linija skambina, žodžiu, man čia pienas išbėgo ir pasiskambinsim kitą dieną. Viskas. Aš nesiūlau griežtai ten kažkaip tai labai jau atstumti ją. Pabandykite kūrybiškai išsisukti iš tų dalykų. Bet pasakyti, kad jūs nenorite apie tai kalbėti, man atrodo, reikia.